kaita Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje baigta. Tikrai norim pasidžiaugti, kad rezultatai neblogi. Dėka pagalbininkų, dėka dalyvių pavyko gana greitai apeiti, suskaičiuoti ir iš tiesų šikšnosparnių pas mus nemažėja šioje žiemavietėje. Tai dar kažkiek rezultatus patikrinsim ir tikrai džiaugiuosi, kad būklė kol kas dar tunelio gera ir žiemavietė išlaiko savo svarbą. Tunelyje, kaip ir kasmet, žiemoja nemaži kiekiai vandeninių pelėausių ir kas svarbiausia, dėl ko ši teritorija yra įtraukta į Natūra 2000 tinklą, tai dėl rūšies kūdrinio pelėausio žiemavietės apsaugos. Tai taip pat kūdrinių pelėausių šiemet suskaičiuota tikrai nemažai ir tikrai džiaugiamės, kad ši rūšis vis dar laikosi šioje vietoje. Labai svarbu užtikrinti ne tik saugias ir geras žiemojimo sąlygas mūsų šikšnosparniams, bet taip pat ir sudaryti palankes sąlygas jų veisimuisi, kad veisimosi kolonijos saugiai atsivestų savo jauniklius ir bendras populiacijos, šikšnosparnių populiacija Lietuvoje padidėtų. Kaip tai galima padaryti? Tai paprasčiausias būdas būtų savo gyvenamojoje aplinkoje išsikelti specialius inkilus šikšnosparniams. Jie atrodo kiek kitaip nei paukščių. Kaip atrodo tie inkilai galima pamatyti internetinėje svetainėje, o mūsų šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija yra tyrimo būdu atrinkusi geriausius tipus inkilus, kurie tinka šikšnosparniams ir iškeldami tokius inkilus pas save, jūs ne tik turėsite paslaptingus gyvūnus, bet ir jie jūs saugos nuo naktinių vabzdžių, taip pat ir uodų.